Dabar yra po 2:10 nakties. Esu po streamo savo, atvariau į salę, pavalgiau, pravarkiauti išgėjau, atvariau į salę ir man iš tikrųjų chatas per streamą padėjo. Labai padėjo. Dėl to, kad man sunkiausia, aišku, dalis būna darant tokius video, aplamai keliant video į YouTube, juos filmuoti. Aišku, keista, gal keistai skamba dėl to, kad aš dažniausiai per streamus praleidžiu prie kameros labai daug valandų, bet tai yra labai skirtingas dalykas. Ir būtent todėl man streamas ir padėjo, kad aš gal pasirinkau ir tokį kaip ir video temą, video tematiką, ta prasme būdo, kaip jisai bus atliekamas, tai dabar nusprendžiau kelti video tokius, gal sakyčiau, podcastų stilium. Darysiu pratimus, treniruosios. Ir tuo pačiu kalbėsiu apie gal tam tikras temas, kur mes šnekam sporto temomis streamo metu. Ir kaip ir dabar, neiškarpysiu ten kažkokių žodžių, dar kažkokių, kad padaryti tą video kuo trumpesnį, atvirkščiai. Aš tokį paliksiu gal kuo paprastesnį video, gal net nežinau, gal jis užims man pusvalandį, gal 4 minučių, nes norėsis man ir pakalbėti, norėsis ir parodyti pratimus, kaip darau ir kiek darau žodžių. Ir dažniausiai, aš pavyzdžiui, kai ant streamo šneku, tai aš ir šneku kaip dabar, aš be sustojimo šneku, japinu non-stop, jeigu to labiau kažkas paklausinėja tam tikrų klausimų įvairiomis temomis, tai man tiesiog įdomu, man žiauriai įdomu, aš tiesiog pastoviai japinu. Tai va, tai šiandien, aišku, pas mane dabar treniruočių programa yra tokia, kad aš jau kurį laiką darau viršų, apačią. Polsis, viršus, apačia, polsis. Aišku, tas polsis, jisai pas mane skiriasi, kartais būna padarau daugiau, kartais netyčia padarau daugiau polsio, bet viršus apačia, pagrindas yra viršus apačia. Anksčiau aš galvojau, kad viršus apačia yra visiška durna treniruotė, dėl to, kad neišeis palies tam tikrų raumenų grupių pakankamai, kai pas mane buvo tas maždaug mąstymas susijęs su raumens pumpavimu. Aš anksčiau labai stiprus buvau toksai tikėtojas raumens pumpavimo, kad daryti daug pratimų, kuo daugiau daryti pratimų, pumpuoti raumenį. Bet man vis tas būdavo ir anksčiau toks dalykas. Anksčiau visą laiką būdavo, ypač kai tik pradėjau kačialintis, buvo iškart tas ženklas, kad aš iškart pajaučiau, kas yra geriausia, bet vėliau pradėjau sekti labiau visokias programas iš visokių influencerių, bodybuilderių, kaip jie sportuoja panašiai. Tai apie ką aš šneku? Kai aš dar ir klavau akademinį klavimą, nežinau net ar pamenu, ar čia atsimins, bet visi ir mano amžius, pavyzdžiui, visi sportuojantis irgi ten kolegos, jie, komandos nariai, gal taip sakyčiau, jie irgi matė, kad man užtekdavo 1-2 pratimų, realiai. Aš ateidavau į sporto salę, tarkim, kad ir mūsų kačialkos, sporto diena būdavo, aš padarydavau vienai raumenų grupiai, maks 2 pratimus, net būdavo 2 serijas padarydavau, aš jau nebegalėdavau tiesiog svorio iškelti. Pagrindas, aišku, būdavo, kad aš kėliau visą laiką sunkiai kėliau, ką ir dabar darau. Bet būdavo taip, kad aš padarau porą serijų, aš daugiau nebegaliu daryti. Nors aplinkui pas mane žmonės dažniausiai visi darydavo daugiau serijų. Aš vis galvodavau, kam reikia daugiau, kam daugiau. Ir tas, aišku, visą laiką toks, kai neturi žinių bagažo, visą laiką tas išlieka maždaug, kuo daugiau, tuo geriau. Sutinku, bet tą dalyką reikėtų biškį kitur pritaikyti. Jį reikėtų pritaikyti apkrovoj. Kuo daugiau apkrovos, tai yra pasipriešinimo, tuo geriau. Jeigu yra labai daug apkrovos ir tarkim tu darai kokias 4 serijas vienam pratimė su labai dideliu pasipriešinimu ir tu darai ne vieną pratimą tai pačiai raumenų grupiai, kokius 3-4, čia yra gerokai per daug. Tai dažniausiai žmonės natūraliai, jiems nesigauna daryti su dideliu pasipriešinimu tiek daug pratimų vienai raumenų grupiai, jie dažniausiai daro ne su 9% savo jėgų, net su 9-5, aš nežinau čia kiek tiksliai pasakyti, bet dažniausiai jie daro su kokius 7%, pumpuoja tas raumenis, Tas pumpavimas raumens, kraujo apipumpavimas raumenis, jisai geras dalykas, jisai geriausias dalykas, kai visą laiką sakau ant streamo, jisai geras dalykas yra dėl malonumo. Tiesiog
tiesiog žiauriai malonu yra, ne? Čia visi, kurie sporto salę lanko, visiems yra hobis sporto salę prisipumpuoti. Yra pats geriausias turbūt jausmas savo. Prisipumpuoti, tuo labiau prisigėti citrulino, visą kitą, jautiesi visas prisipumpavęs. Blet, nu geras jausmas. Tai čia, sakyčiau, vienintelė pagrindinė nauda yra iš pumpavimo raumenų. Kitas dalykas, aišku, yra, kad prispumpuoji kraujo daugiau, greičiau tas medžiagas maistinės išnešioja, ypač per treniruotės, ne, kaip pavalgai panašiai. Bet kas sieja raumenų augimą, tai yra sunkus pasipriešinimas, tinkamas pasipriešinimas. Tai reiškia, kad mums reikia daryti su savo, ne, sunkiu svoriu. Po 8, 6 kartais, 5 kartais, po 10 judesių. Tai kažkur gali būti nuo 5 iki 10 judesių. Jis turi būti sunkus pasipriešinimas. Sunkus. Tai kai aš pradėjau taikyti šitą savo metodiką vis labiau ir daugiau, supratau, kad daryti po pusę kūno treniruotės vis labiau yra aktualu, ne? Labiau make sense tipo, daryti. Tarkim, nugarai darau po 2 pratimus, krūtiniai 2 pratimus, pečiams vieną, pavyzdžiui, padarau šoniniai deltai ir rankai po vieną. Tada kitą viršaus treniruotę galiu padaryti pečiams labiau daugiau, ne? Gal nugaros, gal vieną kokį pratimą tik tai padaryti jėgai, gal krūtiniai vieną, ne? Dauguma žmonių, net kurie, tarkim, sportuoja vos ne kiekvieną dieną, vos ne 5 kartus per dieną, kurie skirsto ten krūtinę daryti, nugarą kitą dieną, tada kojas, tada pečius, tada rankas, jie iš vis daro, atrodo, sportuoja daug, 5 kartus per savaitę, bet jie tik vieną kartą paliečia raumenų grupę, ne, tam tikrą. O aš paliečiu po 2 kartus. Ir su tinkamu pasipriešinimu. Tai pagrindas yra aplamai balansas. Tai balansas turi išlikti. Tu turi pasirinkti tinkamą pasipriešinimą, bet tuo pačiu turi ilsėtis pakankamai. Tie pratimai, pavyzdžiui, ar tie patys tie programos tos, ne, jos gali skirtis. Gali visokių būti programų, pratimų ir panašiai. Blemba, iš tikrųjų, nu, kiek mes laiko, kiek aš laiko, kiek dauguma sportuojančių ilgai laiko, jie, biškiau pamečiau, ką noriu sakyti, jie, tiek aš, įskaitant mane, mes išbandėm daug įvairių programų, ne, daug įvairių programų ir mes augom su visom programom, realiai. Mes realiai augom su visom programom. Realiai. Dauguma žmonių, įskaitant mane, kurie dabar, tarkim, sportuoja su viena programa kažkokia, jie prieš tai sportavo su kita programa ir puikiai auga. Ir visą laiką auga. Tik tiek, pavyzdžiui, kad dabar aš darau būtent šitą programą, šitų planų, nereiškia, kad reikia dabar visiems daryti. Nereiškia, kad šita programa mane užaugino. Ne. Reiškia tik tiek, kad pagal savo situaciją, pagal viską, pagal savo žinių bagažą, panašiai, tiesiog aš dabar savo pasirinkau šitą planą. Dabar sportuoju su šitu planu, nes man jisai yra dabar palankiausias pagal mano žinių bagažą, atsistatymus, tiesiog viską, ne? Ir tik tiek, viskas, daugiau nieko nereiškia. Tai ką aš noriu pasakyti, kad pats pagrindinis dalykas, dar kartą paminėsiu, kas lemia mums raumenų augimą, tai yra stimulo augti raumenim, ne? Tai stimulas, tai turiu omeny, kad jeigu mes padarom salį šitą darbą, tai kitas darbas jau bus valgyti, ilsėtis. Na, aišku, ir genetika. Genetikos nepasirinksi. Mums reikia tik pasipriešinimo. Viskas, salėje reikia pasipriešinimo. Gali programos skirtis, gali skirtis pratimai, bet mums reikia pasipriešinimo. Jeigu programos bus per sunkios, tai turiu omeny, per daug reikės sportuoti, kad ir su dideliu pasipriešinimu. Anksčiau ir vėliau pavargsi. Jeigu bus mažas pasipriešinimas, dažnai sportuosi, nebus stimulo augti. Yra daug įvairių temų, kurias norėčiau paliesti, gal neišeitų paliesti, pakalbėti apie jas, žinai, kurios būna aktualios, klausinėja žmonės dažnai sporto metu. Pavyzdžiui, šiaip kurios bendrai norėčiau pašnekėti apie tokį, gal labiau apie sporto psichologiją, kas, sakyčiau, žmonėm, aišku, šiais laikais aplamai norėtųsi visą laiką tikslių paaiškinimo, ne? Nu, taip veikia, dažniausiai pas žmonės psichologiškai tas veikia, kai tu duodi jiems tikslų paaiškinimą, nors tai nėra svarbiausias dalykas. Tarkim, daryk čia dipsus su svoriu, užaugs krūtinę, viskas, paaiškinimas. Jie eina, jie daro, jie galvoja, kad užaugs krūtinę. Nors
visi, kurie sportuoja bent kažkiek laiko, supranta, kad ne tik nuo to viskas susideda. Yra daug detalių, įvairių detalių. Bet pagrindinis dalykas, dėl ko daugumai žmonių, kurie sportuoja, pradėjo sportuoti arba sportuoja kurį laiką, tik keletą mėnesių, gal net ir pusę metų, arba kurie sportuoja su pertraukom, gal net ilgesniam pertraukom. Pas juos dažniausiai biški prioritetai būna pasimetę, pamesti prioritetai būna, ne? Tai tokie psichologiški dalykai, kas sieja salės, sportą, yra pamesti. Ką aš noriu pasakyti, kad dažniausiai žmonės per daug sureikšmina kitus dalykus, kuriuos reikėtų. Šitas sportas, aplamai, visas šitas sportas, salėje auginti raumenis, jisai yra lengvas. Šnekėjau aš dar ne kartą apie šitą dalyką. Jisai yra lengvas. Realiai, dar net video buvau padaręs, įkėliau į TikToką, kad realiai šitoj salėje nėra ką veikti. Realiai nėra ką veikti. Čia yra meškos sportas, ateini, pakilnoji tą svorį, padedi iš vietos į vietą, viskas. Tai yra lengva, palyginus su visom kitom sporto šakom, gerai ne visom, bet tiesiog ilgiausias dalykas yra procesas, ne, kas sunkiausias dalykas yra procesas, tai tiesiog tas užtrunka labai ilgai laiko ir vizualiai jisai labai menkai matosi, realiai labai menkai, ne, tipo, jeigu tu matysi, kas metus sudėsi savo fotkės kažkokios, tu matysi progresą, bet realiai kasdieną tu praktiškai to progresą nematai. Dėl to dažniausiai žmonės, tarkim, šoka ant steroidų ir su steroidais tas progresas iškart pasimato. Dėl to daugam būna vos nestimulas ir pasiliks sporto salėje. Bet naujokams pagrindas iš vis yra supras, kad mes turim siekti, kad sporto salė mums taptų kaip hobis, kad taptų kaip tiesiog pomėgis ateiti į sporto salę. Mes neturim čia eiti kiekvieną dieną net pradėti lankyti per prievartą ir tęsti per prievartą, ne? Taip turiu omeny, kad pradžiai bet kam, visiškai bet kam yra sunku, reikia prisiversti sportuoti, bet kam yra sunku, reikia prisiversti sportuoti. Ir kai tu prisiverti sportuoti po kažkiek laiko, žiūrėk, jau pas tave atsiranda ta tokia disciplina, ne? Jau tu pradedi vaikščioti jau labiau, dažniau, jau visą kitą, jau atrodo, kad ir nenori, bet vis tiek eini. Bet vėliau, po tos disciplinos, po dauguma žmonių, atsiranda tiesiog tai, kad tiesiog čia yra tau hobis, viskas. Tau tiesiog reikia, tu net negali be sporto, čia tu nori, ta prasme, tu nori. Ir nei reikia tos disciplinos, nei motyvacijos, nueiti į sporto salę yra labai lengva, realiai. Beveik, tarkim, ypač man ir tokiems kaip man, ta prasme, nueiti pasportuoti, čia tiesiog kaifas, tiesiog atsipalaidavimas, tu eini, nes tu nori. Dažniausiai tu pradedi lankyti, tu net nenori, ne? Nenori. Ta prasme, gal kažką, ta prasme, kūną pasiek kažkokius rezultatus nori, bet sportuoti ne, tingi, panašiai. Tai mums reikėtų susidėti prioritetus ir žiūrėti šitą visą sporto salės kaip hobį. Čia yra hobis. Mums nereikia jau pradėti sportuoti ir iškart mitybos laikyti 100%, eiti į salę, ten draskytis nesveikai, žiūrėtis kiekvieną dieną, ką valgyti, kokius peptidus, panašiai, ten svertis tą maistą. Nu, nereikia. Nereikia šitų visų šūdų, nereikia. Realiai viskas, ko mums reikia, tiesiog ateiti į sporto salę, pasportuoti keletą kartų per savaitę užtenka, ypač naujokas esi, net sakyčiau, 2 treniruočių per savaitę užtektų pilno kūno. Realiai. Tai pagrindas yra stengtis pamėgti šitą sportą. Jeigu tau jisai nepatinka, tu ilgai jame neišliksi. Nu taip yra, tu ilgai neišliksi. Pažiūrėsiu, kaip eisiu su 2 kilų, padarysiu kelis. Šiaip pritraukimus planuoju daryti kažkur po 5 su sunkiu svoriu. Darosi lengvai, bet pažiūrėsim. Kiam kilų. Padarysiu gal 3 kokius, nes noriu su 5 kilų padaryti šiaip. Pažiūrėsiu. Kaip jausias darydamas šitą setą. Normaliai stuburas visas sutraškėjo.
darydamas, kad ir apšilimą krūtinį, vis tiek jaučiu, kad drebu neįprastai. Reiškia, kad nepailsėjau tinkamai, realiai neatsigavau dar po praeitos treniruotės, dar neatsigavau. Bet treniruotę vis tiek darysim, tik atsižvelgsiu, tai jau bus paskutiniai ten tie hanteliai. Šiam kilą jaučiu jau neimsiu, aš tikrai PM5 gal tam pasimsiu. Jau bus man čia šiandien jau sunku su tiek svorio padaryti. Ką aš čia, blet, išdarinėjau? Pasitemsiu aš šitaip, blet. Neapsisprendžiau tarp numetimo svorių ant grindų ar ant kelių. Jau mečiau realiai ant grindų ir tada ant kelių užsimečiau, debilas. Va taip ir susisnepinu. Jausmas, kaip ir sakiau, labai toks keistas, atrodo lengva ir tuo pačiu sunku. Per lengvas svoris, per lengvas. Ble, aš čia tarp setų jau mažai ilsiuosi. Tai va, jau einam, galima sakyti, į pabaigą. Padarysiu šitą pratimą, kas liks pečiams, rankoms. Aš jas ten labai greit padarau tos pratimus, kad ir su sunkiu svoriu, bet labai jau greit padarau. Vis tiek mažas raumenų grupės. Kai darau krūtinę nugarą, vos mažiau pailsiu, man net bloga darosi. Aš ne kartą buvau iki apsivėmimo sportavęs darydamas, aišku, kojas kas be ko, vėmiau ne kartą. Ir krūtinę nugarą irgi. Kai darai krūtinę nugarą, aišku, dirba ne tik krūtinė, ne tik nugara, pečių dalis dirba, rankos dirba, praktiškai visas kūnas dirba, visas viršus dirba. Ir labai, žinai, kartais nespėja širdis deguonies išnešioti, jeigu greit pakeli krūvį. Arba būna, pavyzdžiui, padarai atsisėdi, kad, žinai, sėdi. Tai nuo visko gali būti. Būna kartais prievarkiautai huijau visų veikia, būna ir taip. Čia aš mėgstu daryti biškį pasirėmęs ant suoliuko. Nesvarbu, kaip pasirėmęs, tiesiog pasirėmęs, kad nedaryti papildomų iš inercijos judesių pečiams. Tai va, atsigulu praktiškai ant suolo, va taip. Va, viskas. Su pilvu atsirėmiu, su krūtinė. Sunkus svoris, nesvarbu, pečiai, ne pečiai. Pasirinku sunku svorį daryti.
Aiktuna. Anksčiau atsimenu, net galvodavau, kad daryt pečius, šoninės, vadėl tas panašiai, dėl to, kad maži raumenys, mažas raumenų grupės, reikia mažiau svorio. Klydau. Tas pats galioja. Reikia daug svorio, daug pasipriešinimo reikia daug pasipriešinimo. Jeigu, tarkim, esi seniai jau bedaręs arba iš vis nedaręs su sunkiu svoriu, kad ir mostus, ir daryk būtinai taip, kad būtum kažkur pasirėmęs, kad negalėtum iš inercijos daryti, kad ir norėtum. Žinok, skirtumas kaip diena naktis, aš sakau, skirtumas diena naktis. Apkrova nesveikai eina ant pečių. Atrodo, padarau irgi porą serijų, jau jaučiu šoninės deltas. Manęs dar klausia tiktokiai irgi, ką manau, tarkim, apie piramidžių treniruočių metodiką, nes sportuot piramidės metodika, tai yra tas svoris, kai kyla į viršų, leidžiasi į apačią. Tai kai, tarkim, tas piramidės, ta treniruotė, tarkim, yra visai ok, visai tinka, kai tu kyli į viršų, ne, kai tu apšilinėjai, tarkim, tas tavo svoris kyla iki tavo sunkaus labai svorio. Aišku, tas dalykas vis tiek neturi kažkaip logikos, kad tu kiekvieną seriją kylant vis tiek darai praktiškai iki galo, bet kad ir nedarai iki galo. Kai tu pasieki savo tikrą darbinę seriją, tu padarai tik vieną seriją realiai. Kas irgi yra, jau sakyčiau, per mažai. Realiai viena serija jau yra per mažai. Tu gaunasi, kad tu jau pakilęs iki darbinės savo serijos, darbinio svorio, tu jau pervargsi, jau stimulo augt, jau pas tave tokio didelio nebus, dėl to, kad tu jau darysi su mažesniu svoriu, kad tu jau savo energijos šaltinius jau visus, jau kaip ne visus, bet jau pradedi išvaistyti, ne? Ir negana to, kad, tarkim, tu pakilai padarai tik vieną seriją, tu tada leidės žemyn, kas irgi visiškai neturi logikos. Piramidės, tas treniravimas visas, aš sakyčiau, gal jisai man vienas yra tokių mažiausiai logiškų treniruočių, realiai. Ta prasme, niekam nerekomenduočiau daryti. Jau būtent šitos treniruotės, tai tikrai niekam nerekomenduočiau daryti. Aišku, gali būti taip, kad, tarkim, tu ateisi, man sakysi, tu žiūrovas sakysi, čia toks žmogus daro, taip ir auga, ne? Ar toks daro, taip auga. Yra visokių žmonių, yra genetiškai nesveikų žmonių, kur ten, aš nežinau, ten viršilo jos ištreniruotų į olimpinius čempionus. Ta prasme, kur atrodo jie ateina į salę, jie jau užauga, žinai, ir gerai atrodo. Tokie, kur ten net nepradėjo sportuoti, jau atrodo kaip realiai natūralūs top bodybuilderiai. Tai tokių žmonių yra. Tai daugam veikia beleką gali daryti. Kitas dalykas vėl sterai. Jeigu tu esi ant sterų, tu gali realiai daryti, tau realiai stimulo reikia daug mažesnio augti, realiai. Ir net yra tokia logika, net kad ir tu esi natūralus sportininkas, kuo tu daugiau turi patirties, kuo tu daugiau raumenų turi, pagal idėją tau reikia mažiau apkrovos, kad apkrauti tuos raumenis. Suprantate, apie ką aš? Turiu omeny apkraut, tai nereiškia, kad augti, ne? Bet turiu omeny, kad apkrauti. Tarkim, aš ateinu padaryti pečius, aš jaučiu pečius, aš darau pečius, aš juos jaučiu, aš juos prisipumpuoju. Ateis naujokas, darys tos pačius pečius, tą patį pratimą, sakys, aš nejaučiu, aš nieko nejaučiu, aš nežinau, ta prasme. Tu neturi ką jaust, pas tave nėra tų raumenų, tu neturi ką jaust. Ateis didelis bodybuilderis, dar salėje matėt, kaip jie dažnai būna daro, pavyzdžiui, kad ir su mažesniu svoriu pumpuoja tos raumenys, nemėgsta pumpuoti, kaip jau sakiau. Būtent dėl to, kad jiems to užtenka, jie gali pajausti visiškai savo kiekvieną, atrodo, raumenų dalį, darant su mažu svoriu. Tai čia, žinai, nereikia lygiuotis, nereikia lygintis su kitų žmonės, ką jie daro, kaip jie daro. Tiesiog reikia pagrindinius aspektus pasiimti, kas, sakau, mums padėtų siekti rezultatų, gauti stimulo raumenims augti ir viskas. Čia realiai pagrindas yra. Tos visos detalės, jos dažniausiai jau yra tokios, sakyčiau, patyrusiam sportininkam. Tai dažniausiai, kai aš darau visus šitus video patarimus, stengiuosi daryti, pasakoti visiems. Tai jie yra tiesiog dažniausiai skirti naujokams arba pradedantiesiems, ne? Arba bent jau tiesiog, gal sakyčiau, salės lankytojams, paprastiems.
ne pro atletams, ne tiems, kurie ten jau hardcore baro salėje, ten, žinai, ten, ar ten ant scenos bando lipti, ar dar kažkur ruoštis, pas juos visai jau ten kitaip, viskas kitaip. Net tas pats sportas jau tampa vis tiek sunkus irgi. Aš jau video pradžioje sakiau, kad sportas yra lengvas, jiems sportas yra sunkus jau. Bet kokiu atveju, kiekvienas sportas profesionalus yra sunkus. O bodybuildingas tai iš vis, ta prasme, jisai turi biškį kitokį sunkumų. Jau ten, ypač kai ten ant scenos ten lipa žmonės, tai jie ten labai daug ką paaukoja ir tikrai sunkus sportas yra iš tos pusės. Čia iš tos pusės tokios psichologinės, kad iš tos, kad reikia daug ką paaukoti šiaip ir daug laiko labai skirti. Atrodo, kad kiekvienam sportui reikia, atrodo, visą dieną skirti, visą laiką turi būti 100%, žinai, galvoti apie tai, visą laiką būti, žinai, nusiteikęs, kad tu sieki kažkokio rezultato, visą laiką, kai sieki kažkokio rimto rezultato, kažkur proeini, ne? Bet bodybuildingė biškai kitaip yra, jisai toksai sportas, kur jisai nedaug ką iš tavęs gali ir atimti, ypač kai varžybose, žinai, ruošiesi, žinai, tiesiog žinau, kad žmonės, pavyzdžiui, ypač ant sterų, kai sėdi, jie ir pikti būna, jie ir hormonai sutrinka, blogai jaučiasi, gal net mažai miega. Vienintelis laikas, kai jie gal geriau jaučiasi, gal ne sporto salė atėjo pasportuoti ten valandą, o visą laiką jie šūdinai jaučiasi. Tai čia kiekvienam sportui reikia vis kažką paaukoti. Tai vis tiek, aš neatmetu, nesakau, kad pro sportas, ypač bodybuildingai, jisai kažkoks lengvas. Ne. Man čia salė yra lengva. Jums irgi čia turi būti lengva. Ką aš omeny turiu, kad va, pažiūrėkit, aš seriją padarau, aš sėdžiu ilsiuosi čia ir panašiai, ne? Ir tas yra tiesiog diena iš dienos, aš taip pasakysiu, aišku, ne kiekvieną dieną, bet diena iš dienos, žinai, metai iš metų, čia yra sunkumas. Norint pasiekti savo kažkokių tinkamų rezultatų, to užtenka, nereikia ten hardcore draskytis, kad bandyt priaugti daugiau raumenų. Tai esmė tame, kad jeigu aš sportuoju 4 kartus per savaitę sunkiai, nereiškia, kad tu sportuodamas 7 kartus į savaitę priaugsi daugiau raumenų. Tikrai nereiškia, apie tai aš ir šneku, kad vis tiek yra visiems limitai, tam tikrai limitai ir tu jų tiesiog neaplenksi. Natūraliai tu jų neaplenksi. Viskas. Kas sieja jau ten žmonės, kurie kursuoja, tai ten jau reikia, aišku, ten jau viskas kitaip, ten jau realiai make sense sportuoti kuo daugiau. Ten jau turi logikos tas dalykas, kai tu sportuoji kuo daugiau. Tu sportuoji kuo daugiau, tu valgai kuo daugiau, tu augi tuo labiau, žinai, jau tas dalykas jau turi įtakos. Šiaip tiek pečius, tiek šitą pratimą bicepsui darau su 20 kg, bent jau praeitais treniruotės porą dariau. Ir dabar darau 17, vėlgi įtaką, sakau tą, kad biškį nuovargis jaučiasi bendras. Bet šitas pratimas yra labai neblogas, irgi panaši logika yra kaip ir su mostais pečiams. Atsirėmęs, išvengi judesio iš inercijos. Ir bicepsas jau pradinėj padėty jau būna gerokai įtemptas, tai reiškia, kad jau krūvis jisai yra, kaip čia pasakyti, ilgesnė amplitudėje, ne? Tai šitas pratimas iš tikrųjų neblogas yra, iš tikrųjų neblogas. Delnais į save, rankas biškį išvedu į šalis, pečiai atlošti atgal, lyg krūtinį išpūtęs daryčiau. Na, blemba, jaučiasi, kad 4 ryto dabar. Nu, na. Aš labai daug iš šito dalyko, ką aš čia darau, aš labai daug. Nu, aš toks esu žmogus, sakau, aš marketingistas labai suprastas. Man neišeina, tiesiog kad ir matau dabar, aš nieko nereklamuoju, nieko, tiesiog, kad keliu. Aš keliu, tiesiog ateikit, pasubinkit, ateikit į mano streamą, jeigu jums patinka mano kontentas, jeigu patinka tai, kad darau, kažkokios naudingos informacijos gaunat, gal tiesiog motyvacijos, nes man anksčiau rašinėdavo daug žmonių, kad iš tikrųjų, ypač kai nestreaminau, momentų buvo apleidęs, pavyzdžiui, ten metus 2 rašė, kur dingau, žiūrėjau, va čia sportavau per tą laiką ir panašiai ten ir rodė savo rezultatus, kas labai net motyvavo mane patys sugrįžti vėl pastreaminti. Tai būtent mano toks tikslas yra, kad ateinat gal į streamus, jeigu norit, tarkim, irgi galite atsidėkoti kažkokiu subų, dar kažko.
Kol kas aš sakau, neturiu nieko, kol kas nieko neturiu. Paskutiniu metu, aišku, ir susidomėjimas ateina, kad žmonės nori ir treniruočių ten kažkokių iš manęs, dar kažko, tai gal pabandysiu suteikti jums tą iš tos pusės, kad gal kažkokių internetinį treniravimą padarysiu, ne? Aš toks gal biški naivus esu, aš tiesiog stengiuosi duoti žmonėm savo nemokamas kaip ir patirties, ne? Bet tuo pačiu, jeigu žmonėms patinka, jie atsidėkoja. Tai jeigu, tarkim, jums irgi patiko šitas video, jeigu jau iki čia pažiūrėjo, tai naujas esate žmogus, tai galite ateiti pas mane per TikToką, palaikinti, pafollowint per YouTube'ą, irgi ateiti į streamus pas mane, irgi pasilabinti, apie tą patį sportą paklausinėti. Dažniausiai streamo metu aš kokią streamo pradžioje šneku, japinu, ten, nežinau, valandą apie sportą, apie beleką, bendrom temom. Vėliau jau mes einam kokių geimų pažaisti. Čia mojo, net nereik pumpuotis. Sunkiai darai ir viskas. Pasitaisom. Kaip voras išsirečiau. Eik tu, na, kaip sunku, negaliu. Apsišyksiu. Rachitas, blėt. Nepadarysi. GG. Viskas tiek ir reikėjo. Dar kiek japinau. Dar realiai kiek japinau. Gerai, liko tricepsą padaryti. Liko tricaką padaryti. Reikia jaučiu kitą rankiną pasimti. Norisi čia po vieną ranką daryti, nes su dviem jau čia man per mažai svorio. Bet paskutiniu metu labai riešą laužia, kai darau tam tikrus pratimus. Kažkurį pratimą atsimenu labai nepatogiai pasiėmiau, nepasitaisęs, padariau su daug svorio. Nuo to laiko biški keistas, toks, žinau, taip kartais būna, lyg atrodo, taip norisi, kad sutraškėtų sąnariai. Ir blėt, nesutraška. Ir va tas laikas, tas jausmas, ta prasme, atrodo, išlikęs jisai. Ir norisi, kad sutraškėtų, susnepinsiu, va norisi, kad kas nors perlaužtų man tą riešą, būtų gerai. Treniruotė šiandien baigta. Presiuką pasiliksiu kojas daryti. Turbūt patys suprantat, kodėl. 4 ryto po 4. Jaučiuosi tiesiog, aš nežinau kaip pasakyti. Nu, nežinau, aš čia šiek tiek aukojos, ne, dėl šitų video, aš čia aukojos. Su šitų visų ritmu tikrai sunku, nemeluosiu sunku. Bet aš noriu iš tos pusės su jumis tokį bendravimą surasti, kad jūs man padėtumėt, aš jums padėčiau. Komentaruose prašykit, kokios temos domina. Bet realiai, kokios bendros temos domina. Aišku, man labiau patinka šnekėti apie grynai psichologiją, kas, manau, yra svarbiausias dalykas sporte. Svarbiausias. Ane? Tai, bet rašykit bendrų temų. Kažką tikslaus, apie kokius tikslumą aš šnekėjau, galim kažką tikslaus padaryti. Žinau, kad manęs klausia ir naujokai, pavyzdžiui, kokius tikslius pratimus daryti, ką salėje daryti. Galėsiu tokį video padaryti. Aišku, jau bus kitokio gal pobūdžio, nebus tokio kaip čia, podcastinio pobūdžio, kad šnekėsiu, japinsiu daug. Bet, aš iš tikrųjų laukiu iš jūsų kažkokių komentarų iš tos pusės su pagalba man, kad duotumėt man kažkokią temą, kažkokių klausimų užduotumėt. Galėsim pabendrauti to pačiu ir pasportuosim kartu. Tai čia buvo mano šiandien viršaus treniruotė. Buvo padaryta krūtiniai, nugarį po 2 pratimus.
pečiams, tai yra viduriniai deltai pratimas, bicepsui, tricepsui pratimas. Kitai treniruotei daryčiau, pavyzdžiui, nugarai labiau middle trapsams, prioritetą skirčiau vietoj spaudimo, padaryčiau gal ant lygiagrečių spaudimus, tada spaudimą kokiam treniruoklyje krūtiniai. Tricepsui, bicepsui, belė ką čia parinkčiau, gal kokį hammer curls padaryčiau bicepsui. Tada pečiams gal tada pajungčiau irgi priekį galą, gal padaryčiau irgi, kad ir po setą vieną. Tai va. Čia buvo mano treniruotė, labai tikiuosi, kad kažkas, bent jau kažkas vienas iki galo pasižiūrėjo. Tikiuosi jums patiko, viskas, iki greito, ate.